Sveika, Erika. Sveika Rūta, sveiki visi, vėl tie, kurie klausysis mūsų pokalbio, lengvo pokalbio. Ir šiandien mes turime temą, iš tikrųjų, kuri mokslininkų yra ištyrinėta. Iš ties ištyrinėta ir psichologų, ir mokslininkų, ir įvairiausių labai daug straipsnių, mokslinių tyrimų parašyta apie tai. Tačiau kodėl mes apie tai kalbame šiandien? Dėl to, kad, na, iš savo turbūt ir asmeninių patirčių ir apskritai matant žmonės einant sąmonėjimo keliu, dažnai kažkaip tais tiesiogiai šita sistema yra paliečiama pakankamai, nu taip po ne vienų metų sąmonėjimo kelio. Tai Rūta, kiek tu eini metų, va taip sąmonėjimo keliu? Nežinau, jau gal 20. Oho, 20, nu gerai, aš šiek tiek mažiau, jeigu taip pasižiūrėjus. Tai aš einu turbūt apie kokius 9 metus, jeigu taip imčiau to kažkokį jau taip tokį tašką, nuo kurio taip tikrai jaučiu, kaip pradėjau būsti, dar kitaip sakoma, ne? Tai einu apie 10 metų, 90 metų ir vat šitą temą, šitą sistemą galiausiai priejau. Ir iš tikrųjų, kai daug nemažai to darbo buvo padaryta aplink ją, tarsi vaikščiojant, ne, netiesiogiai, bet konkrečiai, kai aš jau priejau būtent šią sistemą, tai yra nervų sistemą, tai vyko didžiulis sprogimas mano gyvenime, mano kasdienybėje ir tiek pokyčių pradėjo vykti tokiuose kasdieniniuose dalykuose, ne, ir kartu ir nekasdieniuose. Tai nuo taip, kaip aš su socialinė medija bendrauju, tiek su žmonėm, kaip bendrauju, santykiai, kokie moduliai santykių buvo ir kokie dabar nauji, nuo tiesiog stebėjimo savęs, kaip kad tos nervų sistemos neperkrauti, iki kaip su vaiku, na, žodžiu, tiesiog visą tą kasdienybę, kur iš tikrųjų kurį laiką tikrai nemažai to tokio įdirbio buvo daryta, tačiau tos kasdienybės su tokių tam tikrų situacijų kažkaip tais vis nepaliesdavo tas pokytis. Ir kai pradėjau, tiesiogiai pasakiau, dirbu su nervų sistema, tai iš tikrųjų tas pokytis taip stipriai įėjo ir gal iš tikrųjų norisi pasakyti, o kaip čia tas, nu, kaip čia pasakyti, net dirbu su nervų sistema, ne, tai man būtent tas, įėjo per somatiką ir jau pakankamai seniai, atsimenu, Rūta, ir aš tau neminėjau apie somatiką, dar ten ir YouTube'ai pratimus, ne, tau siunčiau, bet didysis lūžis įvyko tada, kai aš tiesiog nesuvokdama, kodėl vis dar na, tarsi vaikas, ne, pas mane būtent su vaiku daugiausiai buvo tokių reakcijų, ne, tai kodėl, būtent kai vaikas labai rėkia, ne, verkia garsiai, nu, tarkim, tai užtrunka 50 minučių, man labai stipriai vidus sureaguoja per tokią, net tarsi anksčiau aš įvardinau kaip kažkokį pyktį, ne, bet dabar tai aš suvokiu nervų sistemos kovos reakciją. Ir, nu, niekaip nesuvokiu, kaip aš galiu būti vieną akimirką, nu, visiškai ramiai, galiu būti po meditacijos ir ten pasivaikščiojimo ir vis tiek tokia reakcija būdavo, kuri pralenkdavo visą loginį mąstymą, visą loginį protą, absoliučiai nebūdavo jokio ten momento, kad aš galėčiau pagalvoti, kad jau man čia kažkas kyla ir staiga tokia reakcija, ne? Tai tiesiog, kai konkrečiai paliečiau su somatika tas visas reakcijas, tai prasidėjo tas pokytis. Būtent tose situacijose, ne, kada vaikas nerėkia ir tada darydavau tam tikrus somatinius pratimus, kad aš kūnui parodyčiau, jog į savo nervų sistemai parodyčiau, kad tai yra saugu. Ir kad čia nėra kažkoks tai, nu, žinai, objektas, kur dabar čia reikia nuo jo gintis, ne? Bet yra įdomiausia, kad, žinai, mes iš tikrųjų įdami to sąmonėjimo keliu, mes tikrai ir medituojame, ne, ir susitelkiame, ir retrytus, kad važiuoja, ir visokius su kvėpavimo pratimus daro, ten tos intensyvius, ne. Tikrai tų įvairiausių praktikų, bet tikriausiai, nu, ne vienas iškelia tą klausimą, kodėl aš vis dar reaguoju kartais, kaip reaguoju. Ir tai nėra tik tai apie vaiką, ne, tai, pavyzdžiui, mano atveju buvo, kad ir tokios kasdieninės situacijos, nu, nežinau, nuleido mašinai padangą, ne, ir tarsi pirmiausia reakcija būdavo toksai kaip stiprus toksai, ar tai išgastas ir toksai tarsi kovot su ta situacija norisi, ne.
Ir vat aš ilgai tikrai nesuprasdavau, kodėl taip yra, kodėl tos reakcijos taip yra ir, ir kol nepriejau tos nervų sistemos ir tada jau būtent konkrečiai su somatika prasidėjo tas darbas ir labai daug visko iškilo per šitus vat kelis mėnesius. Ir gal tu, Rūta, taip pat pasidalink, o kurioj tau vietoje, ne? Nes tu, aišku, žinojai ir mano visą procesą, ne? Ir dalinimas apie tai, kas vyksta, žinai, kur tau rezonuot pradėjo būtent taip, kaip veikia ta nervų sistema ir kodėl reikalinga ją pažinti. Mhm. Jo, kiek aš tave stebėjau ir kiek kartu dirbdavom, kiek taikydavom tų įvairių metodikų. Ir, na, ką aš pagrindę taikydavau, tai darbas su pasąmonė. Nu ir ką mes abi dvi taikom, na, tai darbas su aukštesnėm sąmonės dalim savo, ne? Tai, nu, va, kažkur strigdavo. Tarsi kaip ir aiškus, ta pasąmoninė programa, kad jinai čia taip pasidaro savo apsaugą, kaip ir ją gali nuimti ir vėl įsijungia tas pats. Susitelkia, ne, į savo potencialą, gali išjausti ten tokią milžinišką galę, kad atrodo, nežinau, kaip milžinas eitų mane gatve. Ir vėl paprasta elementari situacija ir vėl tas pats, ta pati reakcija, tas pats budrumas, tas pats nervingumas, jautrumas, baimės ar pyktis ar dar kažkas. Ir gal net tai reikėtų pabrėžti, kad tai nėra taip labai, nu, pavyzdžiui, mano atveju, tai, pavyzdžiui, buvo labai tokia išraiška, ne, tavo kovos ta reakcija, ne, tai tarkim ir balso pakelimas, ne, ir toksai, nu, tikrai toks, ta jėga tokia, vat, tos nervų sistemos. Bet pas tave tai nebuvo taip jau, nu, išreikšta, ne, išorė, ne, kaip, pavyzdžiui, mano atžvilgiu, ne, kad, nu, žmonės suprastų, kad tai nėra, ne visą laiką tai yra taip jau ryšku ir matoma, bet tarsi tai toksai kaip minifonas, kuris visą laiką yra, ne? Jo, tai ten tas fonas toksai kaip budrumo ar nerimo ar kažkokio to susierzinimas, tai priklausomai nuo žmogaus reakcijos į gyvenimą, nuo susiformavusio tam tikro požiūrio labai ankstyvoj vaikystėje, nuo to, ką jisai perima, ne, iš savo tėvų, iš aplinkos, kada dar nebuvo visiškai jokios logikos ir viskas ten kaip sugulė, visa informacija tai taip ten kaip susidėliojo pati pasąmonė, kaip ją išgyventi, apsaugant pačią nervų sistemą, kuri, nu, nebuvo stabili, išugdyta nuo pat pirmų kūdikystės dienų. Tai va ten ir gaunasi, tada va, taip kaip išeina, taip ir gyvenu, ne, ir tai grinai yra tos savisaugos sistemos, tam tikros pasąmoninės programos, kur, nu, jos visą laiką ir eina. Tai arba ta pasąmonė realiai tik tai saugo tą atvirą nervą, ne, kad nebūtų per didelės perkrovos, kad mes save apsisaugotumėm kažkaip, ne, tarkim, tu apsisaugodavai save per balso pakelimą, ne, kad, nu, nebūtų tos pažeidos, o aš apsisaugodavau per tokį labiau užsisklendimą, kada daug dirbau su emocijom, kada suvokiau jų priežastis, kada atsiranda manipulacijos. Nu, realiai visos emocijos yra tam tikra manipulacinė reakcija, bet jeigu mes žiūrėtumėme ne tik tai į šitą dalį, gali susiformuoti toks požiūris, kad mes pradedam save kaltinti, ne, vat, kodėl aš čia dabar taip manipuliuoju, ne, vat, aš pati kodėl nesiimu tų žingsnių, nedarau, perkraunu savo darbus kažkam kitam ir pykstu, kad kažkas kitas jų nepadaro. Bet tai nėra ta sąmoninga manipulacija, kad aš dabar esu tokia negera, kad mano charakteris yra toksai. Tai nėra apie tai. Tai yra apie tai, kad aš kažkur kažkada nesugebėjau savęs suvokti kaip atramos, stabilios, ne, kad aš galiu žengti tuos žingsnius, vat, kaip, nežinau, pirmus žingsnius kaip kūdikis, kad stabiliai. Galbūt aplinkoje buvo ne kažkas, kas labai bijojo. Nu, neduok Dieve, tu ten nukrisi, susižeisi, ir, nu, nes tai yra tėvų reakcija, nes jie irgi nėra išauklėti taip, kad jie būtų stabilus. Kiekvienas atėjom su savo bagažu, tam tikras patirtis, iš šeimas, kur, nu, realiai idealaus pavyzdžio aš nežinau. Ir pas kiekvieną yra tam tikros traumos, kur yra kaip yra.
ir čia kaltų realiai nėra. Na ir ką mes turim? Turim tą, ką turim, tą išjautrintą nervų sistemą, kuri veikia kiekvienam skirtingai. Tas, kas daugmaž tvirtas, ane, tai galbūt kažkoks tai ten nervingumas tyliai bus. Na, tas nervingumas skatins kažkokius tai intensyvius veiksmus per darymą, ne, kažkokį tai įėjimą, lipimą per galvą, dar kažką, ne, bet kažkur tais karjerai. Kitas eis kažkur tai kamputį, pakampiais, kažkam už nugaros kažkaip bandys save realizuoti. Nu, tai vėlgi, tai yra vien tik tai Ir tai yra apie tai, kaip pridengia. Taip, jos pridengia tą nervų sistemą. Nu. Kaip išgyveno vaikystėje, taip jinai tiesiog taip, ir toliau veikia tą suaugusį, nes jinai neskiria, kad jau yra visai kitas etapas. Tai vat, vėlgi tie patys šablonai veikia. Reikia suprasti, kad nervų sistema neveikia. Ta nervų sistema, bet kaip tu man buvai ir įvardinus, tas vaikas ir yra nervų sistema, kur jinai nebuvo stabilizuota ir viskas. Ir tai nėra apie tai, kad tai yra kažkas, kas veikia prieš mus. Tai tiesiog, kaip mes išmokome, taip mūsų nervų sistema išgyvena. Ir aišku, bet kaip ir žmonės einantis to sąmonėjimo keliu, tikrai nemažai jų ateina dėl to, kad jie patys patyrė kažkokius sunkumus, ne? Ir taip yra labai gražu, galbūt šita tema visiškai neturi žmogų, kuris tikrai labai gražu turėjo tą gražią ir vaikystę, ne? Ir turėjo, nors, kaip sakai, idealų nebuvo, nei pas vieną tikriausiai. Bet vėlgi tikrai yra tokių ir tėvų, kurie savaime yra nesąmoningi labiau yra, ne, ir buvo ta trauma, ir buvo tas toksai galimybė išmokti iš tikrųjų susireguliuoti, o ne save stimuliuoti, ne, tai yra ta pagalba, kuri reikalinga, bet iš tikrųjų tikrai nemažai ir tų pačių žmonių, kurie eina sąmonėjimo keliu, jie išmoko stimuliuoti, ne, stimuliuoti save, o ne save susireguliuoti. Ir tada taip ir gaunasi, kad mes, kaip ir sako, ne, tie patys išminčiai, net būkramus ir tada daryk sprendimus, bet mes išmokome per labai aktyvę nervų sistemą daryti sprendimus. Ir, pavyzdžiui, dažnai, kas ir man buvo, ne, tarkim, tam tikri nervų sistemos reakcijos buvo prirašytos kaip mano charakteriui. Tai jau mano ta kovos reakcija, tai iš tikrųjų jau vadinama gyjanti nervų sistema. Nes vaikystėje visai kitaip, mane tu negalėjai, ne, kovoti, tarkim, mane ten išreikšto tai per tą, kad aš čia, žinai, ginuosi, nes tada buvo nesaugu net ir tai daryti, ne. Tai čia jau viskas yra kaip ir gerai, bet kas buvo, aš tai vardinau ir ieškau, kaip sakoma, keldama tai pačiai realybėje, ne, tam pačiam gyvenimui netikslingus klausimus. Ar buvo, kad kažkas su mano pykčiu yra ne taip, kad kažkur su emocijom yra kažkas ne taip. Bet tai iš tikrųjų tai buvo būtent kas, nes aš galėjau būti visiškai rami, ne, ir tada vaikas rėkia, spiegia ir pradeda muštis ir viskas, ir mano įeina į tą kovos režimą, mano nervų sistema. Tai kaip ir žiūrėta buvo ne per tai, ne, nes nervų sistema tai nėra kaip mūsų prieš, tai yra mūsų, kad tarsi eina prieš, ne, tai yra sistema, kuri saugo gyvybę. Kūnas saugo gyvybę. Tai yra visas pagrindas. Ir jeigu mes išmokom, kaip pasakyti, mūsų nervų sistema būtent taip išmoko gyventi, kad būtent yra pasaulis kažkoks tai nesaugus, ne? Ir dar kitas dalykas, ne, kas yra labai įdomu, kad mes labai daug ką suprantam, ne? Kaip ir tu sakai, ne, Rūta. Mes tikrai sąmonėjimo keliu, kiek tu metų eini, kiek aš metų einu, mes labai daug ką suprantam. Suprantam, iš kur kyla reakcijos. Aš galėjau labai daug ką paaiškinti, kodėl kyla reakcijos mano tokios, kokios kyla, kokia aš turėjau vaikystę, kaip aš užaugau, kokia buvo mano šeima. Aš žinau, kokios mano programos yra aktyvios, kaip jos aktyvuos ir taip toliau. Ir vis tiek reakcijos buvo. Tai reikalinga suprasti, kad nervų sistema nesimokina per supratimą. Supratimas yra labai svarbu, tai duoda galimybę tam tikrą prasme ir atsitapatinti, bet mes čia kalbam apie nervų sistemos lygmenį, ne? Būtent, kad nervų sistemai reikalingos yra ne tai, kad tas pats supratimas, aišku, be supratimo nebus ir veiksmo, ne? Tai jisai yra svarbus momentas, bet jisai nėra galutinis taškas, būtent jeigu mes kalbam apie nervų sistemą. Nervų sistemai reikalinga praktika. Tai, pavyzdžiui, dėl to dažnai tie patys žmonės nesąmoningai išvažiuoja kažkur į rytą, pabūna meditacijoje, pasivaikšto ramu ir vis tiek kažkoks tai situacija ir vis tiek reakcija. Tai dėl to, kad mums reikalinga, būtent nervų sistema reikalinga per praktiką, per situaciją išmokti kitaip reaguoti. Ir mes apie tai tarsi jau žinom, ne? Kad tik kai tu išmoksi kitaip reaguoti, bet kas tai yra ta kitokia reakcija
ir kaip perprogramuoti nervų sistemą būtent to trigerio metu, nes kai nervų sistema yra aktyvi, jinai užblokuoja mūsų žmogiškas smegenis, nes mūsų nervų sistema yra daug senesnė, ne, negu mūsų tas prefrontal cortex, aš nežinau kaip lietuviškai, net tas, galima sakyti, tas ir vadina, ne, žmogaus smegenis. Jis yra jauniausias. Ir kai nervų sistema suaktyvėja, jinai tiesiog viskas. Užblokuoja tą mūsų tą visą žmogišką protą ir tada gaunasi ta reakcija, ne kažkokia. Ir mes tada pasakom, čia mano toks charakteris, ar ten kažkokia mano tokia savybė. Aš greit sureaguoju. Ne, tai yra nervų sistemos reakcija, kuri gali būti perrašoma. Tiesiog, jinai reikalinga, būtent, kaip aš sakiau, praktika, nes nervų sistema persimoko būtent per tai, kai yra nuosekliai vyksta situacija, ir tu kitaip sureaguoji. Situacija, tu kitaip sureaguoji. Situacija ir tada per laiką jį persirašo, ne? Tai aišku, čia pasidalinsiu apie tai, kad, kaip tai nedaryti, nes iš tikrųjų tai reikalinga, ne? Tos praktinės tokios, tie momentai, kad kai tai vyksta ir net žinoti, kad tai vyksta, ne? Nes aš ką suvokiau taip pat, bet dirbdama tiesiog su nervų sistema, mūsų kolektyviniai sąmonė, kokia jinai yra dabar šią dieną, ne, ir kokia yra mūsų visuomenė šią dieną, pervargusi nervų sistema yra norma. Yra visiška norma. Dėl ko tai yra norma? Pažiūrėkime, pavyzdžiui, paprasčiausiai mūsų realybė, tai nebūtinai yra mūsų asmeninė realybė. Tai, nes, pavyzdžiui, ir mano realybė yra kokia, ne? Kad žmonės suprastų, kad taigi aš negyvenu kažkokio greito gyvenimo, taip toliau. Pas mane nėra televizoriaus namuose, ne? Kas jau mūsų dažniausiai pas močiutės, senelius, mūsų tėvus televizoriai buvo. Jau mūsų kartos renkasi mažiau tos stimulacijos tokios. Tai yra labai gerai, čia labai padeda nervų sistemai, ne? Mano, ta prasme, aš labai žiūriu, kad nebūtų kažkokių, tiesiog mano šiaip apskritai kasdienybė, jinai yra pakankamai rami. Ir aš suvokiu, kad būtent dėl to, kad jinai yra pakankamai rami. Pavyzdžiui, aš turiu tikrai nemažai to laiko, kad aš galiu pabūti tyloj, ramybė. Pas man yra daug meditacijų, yra ir susitelkimų, yra ir pauzės, ne? Bet kodėl vis tiek, man galiausiai aš priėjau prie tos nervų sistemos, kuri buvo vis tiek budri. Nes būtent aš vis tiek neramybėm turiu mokinti savo nervų sistemą reaguoti kitaip. Ne tada, kada gyvenimas yra išties ramus ir nieko nevyksta, bet kai vyksta. Ir tada, kai vyksta, kažkokios situacijos, pavyzdžiui, kaip man, finansinis neapibrėžtumas yra didžiulė, kaip sakoma, red zone, šitai mano nervų sistemai. Ir taip, ir pavyzdžiui, jeigu tik tai mano vyras, labai reali situacija, jisai ateina ir sako, tai čia nežinau, kaip čia bus, čia taip ir dėliojasi, bet viskas man jau viduje, jaučiu kaip visa ta fight, ta kovos reakcija, ta nervų sistema aktyvėja stipriau, ne? Tada aš turiu atsitraukti, sustabdyti pokalbį, sakyti, palauk, jaučiu, kad sukilo, ranką ant krūtinės, per 4 įkvepiu, čia vienas iš tokių pratimų, ne per 4 įkvepiu, per 6 iškvepiu, kojas į žemę, pajaučiu, kad žemė, taip, suvokiu, aiškiai, kad taip, dabar man neapibrėžtai kalba apie finansus ir mano nervų sistemai tai yra, visiškai, nes kažkada, vėlgi, grįžtami vaikystę, ten buvo, visokių tokių situacijų, kur mano mamai, šeimai buvo labai daug tokio finansinio neapibrėžtumo ir tai buvo be galo nesaugu. Ir dėl to dabar aš taip reaguoju, ne? Tai tokiuose momentuose, kai vyksta situacijos, reikalinga iš karto daryti tam tikrus pratimus, tam tikrą perrašinėti būtent tuo metu. Bet ką aš dar noriu pasakyti apie tą bendrinį foną. Pavyzdžiui, kad ir darbuose, labai nemažai tų darbų, tų tokių paprastumo, turiu omeny, kur ne tik, kur klientai ne pas mus ateina, bet mes kalbame kažkur, kaip aš, pavyzdžiui, dabar kavinių tinkle, dirbu savaitgaliais. Ten yra skatinama daryk daugiau, būk aktyvus. Jeigu tau sunku, neatsineš to į darbą, ne? Tarsi tas jautrumas visas, kuris yra normalus žmogaus buvimas, yra tarsi patraukiamas ir, tu turi, stunk save daugiau, daryk daugiau, būk produktyvus, ne? Ir tas visas tarsi toksai, nėra toksai,
vat kaip sakau, tikrai daug tų sąmoningų žmonių, jie tikrai stengiasi gyventi tą tokį ramesnį gyvenimą, bet tas apskritai foninis toksai mūsų kolektyvinės sąmonės būvis, mes ir tarsi nebeatkreipiam dėmesio, kada nereikia didelių stimulų, nereikia kažkokių gyvenime situacijų, kada ta nervų sistema pasiekia tą raudoną lemputę ir kada jie jau yra per daug. Ne? Ir jeigu, kaip mano atveju, mano nervų sistema išmoko ieškoti saugumo išoriai ir nebūti toj vidinėje atramoje, kada yra atrama vidinė, kad aš galiu praeiti tas bangas, ir tai yra tos kažkokios tos stiprios reakcijos, kai vyksta kažkokios situacijos, išorė, ir tikrai ne visos. Dėl to reikėjo tikrai nemažai laiko, kad susivokimas, kažkoksai būtų, kad kas yra, kas ta dalis, kas čia, kaip jinai vadinasi, kuri taip sureaguoja stipriai, į kažkokią labai mažą, tarkim, gal kitam žmogui iš viso net, nieko. Ir dažnai taip ir būna, vyras kažkur visiškai nesureagavo, o mano jau ten vidus užkaito, jau raudona lemputė, nepradėjo degti, tai taip ir yra, kaip ir tu, Rūta, sakai, kad tos nervų sistemos jos yra, išmoko yra skirtingai reaguoti, tačiau yra vis tiek tie paternai vadinami, ir kur yra tos pagrindinės nervų sistemos reakcijos, yra arba sustingimas, arba kovos reakcija, arba prisitaikymas, tai yra pagrindinės tos reakcijos ir tai tas foninis toksai aktyvumas nervų sistemos taip ir ėjo per gyvenimą, kol aš netiesiogiai dirbu su nervų sistema, taip, foninis triukšmas mažėja. Tačiau kai aš paliečiau tiesiogiai, tai jau tada įvyko visas didžiulis proveržis tiek santykiuose, nes ir apie ribas buvo, tos temos, ir apie tos finansus, kaip bendrauti, kaip kalbėti, kad, kaip, sakau, ir socialinė medija, ir kaip ten būti, kaip su žmonėm bendrauti, kur aš savo saugumą per kalbėjimą atiduodu, išorę, per žmogų, į santykį išnešu tą saugumą, vietoj to, kad viduje jausčiau. Kaip palietė, taip, kaip sakau, visus pagrindus sudrebino. Žinai, gal dar pridurčiau, realiai situacijų kažkokių net ir nereikia. Jeigu norit pajausti savo dirglumą, atsisėdat ramiai ir būnat. Ir nieko nedarot. Ir pamatysit, kaip iškils visi demonai, kaip aš sakau. Aš turiu tą daryti, man reikia tuo pasirūpinti, aš turiu tą, o jeigu aš tada neįsiu, nieko nedarysiu, tai aš tada būsiu kažkokia neveikus. Jeigu aš nedirbsiu tokio darbo, tai tas, anas, ir viskas, ir eina iškart išlenda visa puokštė, ir santykiai, ir karjera, ir aš pats kaip žmogus, ko vertas, visos programos išlenda kaip vandėl. Užtenka atsisėsti, būti ir nieko neveikti. Kodėl žmonės sako, kad negaliu medituoti, nes protas yra budrus, nes jisai taip išdresiruotas, nes tai yra viena iš taktikų, kaip veikti savisaugą. Tai vadinasi, aš veikiu ir taip, kažkaip išvengiu, kažko labai skaudaus. Taip. Ten skaudaus. Taip, labai gerai tu sakai, per paprastą dalyką taip atsisėdi ir tada matai, nes kūnas nėra ramus. Ir tą labai galima. Kai aš pradėjau būtent su somatika, tai per būtent somatiką dirbti su savo nervų sistema, nes tai yra somatika yra nervų sistemos kalba. Kūnas supranta somatiką. Jisai nesupranta tiek žodžių, pirmiausia, jam reikalinga somatika ir tada jisai supras žodį. Pirmiausia, jam reikalingas somatinis judesys, tada jisai supras ir ką tu nori jam pasakyti. Kitaip ne, jeigu pirmiausia bandysi tikinti, tai ne, kūnas nesureaguos, kiek jisai sureaguos į būtent nervų sistemą, turiu omeny, nesureaguos į tą įtikinėjimą, nes taip nevyksta. Pirmiausia, reikalinga ta somatika tam, kad iš tikrųjų kūnas pajaustų, kad realiai yra ramu. O kaip tu dalinais ir tam straipsnėje, savo, kad tiesiog eini gatve, sustoji, uždedi ranką ant krūtinės, iškvepi ir aš saugi. Tu realiai parodai nuolatinę praktiką savo kūnui, kad yra saugu.
Nes tas foninis toksai, va tas toksai triukšmas, ane, ir va tas, kai tu sėdi ir tarsi kažkas neramina, nors, nu, negali tiksliai užčiuopti kas, tai va tas ta nervų sistema, jinai yra hiperbudrume. Ir dažnai pas tos žmonės, kuris, sakau, ta vaikystė nebuvo pati lengviausia, jinai tiesiog išmoko būti jinai nuolatos išmoko skanuoti aplinką ir ieškoti, o kur čia nesaugu, nes kitaip, nu, jinai tada, nu taip, jinai yra gynybinė sistema. Ir įsivaizduokite, jeigu ta gynybinė sistema veikia ištisai, tai be galo vargina visą kūną, visą psichiką, ne, ir tada dažnai nėra klausimų, kodėl mes kartais pavargstam be priežasties tarsi. Bet priežastis yra, tai yra nervų sistema ir jinai yra aktyvi. Taip kad tikrai, vat, kas klausotės, tai tiesiog atsisėskit, sakau, tikrai aš tikiu, kad visi ir praktikuojam, ir medituojam, ir susitelkiam, bet tai man tai asmeniškai buvo kaip ta paskutinė grandis, kur nu, vat, tarsi, vat, visa ta mano praktika, visi tie metai to viso sąmoningumo, jie nusileido į patį kūną, nors vėlgi aš kūno temą priejus buvau jau labai seniai. Taip kad irgi, jeigu dabar vat, kalbu apie nervų sistemą, tai nereiškia, kad kūnas mano tai ten buvo, ne, tai buvo ir priežiūra, ir miegas, ir tas toksai, ir neperspaudimas savęs, ne? Tai vat, kaip sakau, netiesiogiai aš tarsi padėjau nervų sistemai, bet kai tik tai, vat, žinai, ištariau šitus žodžius ir jinai labai gyvai mano gyvenime atsirado kaip sistema, kuri labai įtakoja mano visą būseną vidinę. Nes, pavyzdžiui, kai nervų sistema yra aktyvi, jinai tikrai labai įtakoja tą ramybę. Nes aš tą ramybę, tą tikrąją, sakyčiau, ramybę, ką galėčiau vadinti tikroji ramybė, nors anksčiau tikriausiai ne vieną kartą terminą panaudojau, bet iš tikrųjų, vat, kai atjungiau, aš labai gerai atsimenu, kaip atjungiau tą hiperbudėjimą, nes yra pratimai, kurie padeda. Aš sėdėjau parke ir aš tiesiog užčiapiau, kad, nu, vis tiek kažkur tai jaučiu, kad nenusileidžiu. Nu, vat nenusileidžiu, toks pojūtis, kad tiesiog kažkur vis tiek budžiu. Ir ten buvo toks pratimas, kur vat už ausies, va čia yra toksai kauliukas, už ausies nuleidė akis, nes mano budėjimas vyksta per 2 kanalus. Yra 2 kanalius budėjimas, yra per klausą ir per regą. Ir aš tiesiog nuleidau akis žemyn ir žodžiu, ir paspaudžiau šitose vietose, kur čia yra už ausies toksai, vat, kaip pauliukas ir šalia. Ir tiesiog paspaudžiau, nuleidau akis ir žiūriu, taip energija visą taip iš čia, iš karto į kojas nusileido. Tai va kaip atsijungia, ne, tas hiperbudrumas, ne, tą akimirką, nes, nu, sistema apskritai jautėsi, tu negali išjungti to hiperbudrumo, kai iš tikrųjų nėra saugu, ne, nu, sudėtinga situacija, ne, kažkur ten vairuoja, dar kažką, ne, nu, tai vėlgi čia yra kiti dalykai, bet kai yra vat, parkas, ramu, ir aš atjungau, ir vat, tokiom vat akimirkom aš pajaučiau tą ramybę. Kada ne tik mano protas jau yra ramus, ne tik ir kažkoks supratimas yra, bet ir kūnas nurimęs yra. Ir vat, kai nervų sistema iš tikrųjų yra rami, jinai yra saugi, tada kūnas yra be galo ramus. Ir iš tikrųjų, kol aš asmeniškai nepatyriau to vat, giluminės tos nervų sistemos ramybės, man jautėsi, kad aš ramiai gyvenu. kad visai ramu čia pas mane. Taip, kad ir vat, dar kitas dalykas yra įdomus, ne? Čia vat, tokios dar keli momentai su ta nervų sistema, tai yra, kad iš tikrųjų mes per gyvenimą išmokstam savo nervų sistemą stimuliuoti, nereguliuotis. Ir vat, kai vat, aš sakau, taip, kadangi įdėmiai stebėjau, kai vyksta šitas mano vidinis procesas su nervų sistema, pavyzdžiui, ne, nu, tarkim, imkim šitą pokalbį, ne? Mano nervų sistema jau čia yra pakankamai aktyvi, nes nu, vis tiek tai yra ir pokalbis su tavimi, ir aš žinau, kad mes dalinamės tai su žmonėmis, ne? Ir jeigu aš vietoj to, kad po šito pokalbio, pavyzdžiui, išeičiau pasivaikščioti 10 minučių, arba tiesiog atsisėsčiau, dabar pasakyčiau, dabar pauzė, pasidaryčiau arbatos, prisėdėčiau, vat, pažiūrėčiau, pas mus saulė šviečia, dabar Anglijoje, tai vat į saulę pažiūrėčiau medžius, ir aš įsijungčiau socialinę mediją. Tai va, šitą budrumą, kuris aktyvuojasi, tai yra normalu, kad jinai aktyvesnė yra, kai vyksta socialinis, ne, kažkoks tai pokalbis, ne, kur dar tai žinom, kad yra ir su kitais žmonėm dalinamės, tai
tai yra normalu, kad jinai yra aktyvesnė. Bet jeigu aš dar ir toliau ją aktyvinčiau, vietoj to, kad aš ją nuleisčiau, nes yra toksai, nu, nesupratimas, kad vietoj, nu, nereikia nervų sistemos palaikyti tame aktyvumo režime, jai reikalinga nusileisti, ne? Reikalinga nurimti. Tai nežiūrėti serialus, tai nenaršyti socialiniai medijai, tai neklausyti aktyvios muzikos, kuri ten, žinai, kokia Taylor Swift, ne, ten shake it off, ne, kaip ir fainai, bet tai aktyvuoja, ne, o jai reikalinga nusileisti, jai reikalinga tikroji ramybė, ne. Tai vat mes iš tikrųjų, ką pastebėjau taip pat, kad išmokom stimuliuoti save labai. Ir net toksai, ne, toks, va tas, kaip tu sakai, tas nerimastingumas vidinis, vietoj to, kad iš tikrųjų tu vat, mokėtum jį, nes čia yra kas yra aktyvu ir dabar reikalinga susireguliuoti, bet mes net pažįstam, kad tai yra aktyvu ir tai reikalinga susireguliuoti, o mes ir toliau einam ir save aktyvinam. Ir čia, ir ten, o tai aš dar panašysiu, o tai čia man draugė parašė, aš dar jie atrašysiu žinutę, ne? Ir tada gaunasi, ir nervų sistema toliau yra tam aktyvume. Ir tada toks bendras fonas. Ir kaip, pavyzdžiui, pas mane yra vaikas, kuris yra aktyvus, jo nervų sistema labai aukštai pakyla ir labai lėtai nusileidžia, jam reikalinga išorinė atrama. Tam, kad aš galėčiau būti išorinė atrama, jam yra 4 metai, man reikalinga mano ramybė. O ramybė tai yra mano rami nervų sistema, neaktyvi, visą dieną palaikusi tą foną, žinai, su socialinėm medijom, su pokalbiais, su visais tais, bet rami nervų sistema, kuri nėra aktyvumo būsenoje, kuri yra tiesiog rami. Ne? Ir va tą tiesiog rami, iš tikrųjų, labai rekomenduoju visiems patirti. Tiesiog ta rami nervų sistema. O čia aš dar galėčiau apie tai šnekėti, Rūta, gal nori įsiterpti kažką dar pasakyti šitom temom, nes dar turiu apie meilę be sąlygų pašnekėti. Tai kad nelabai yra ką, paskui tik tai gal užbaigimai, ne, rekomenduosim dar kažkokius labai paprastus pratimus. Jo. Kasdienius ir viskas. Tai tu gal dar pakalbėk apie ribas ir viskas, kad neužtemta laiko. Jo, tai vat būtent, tai tiesiog gal ir, žinai ką dabar, kadangi irgi ta tema, ta meilė be sąlygų labai aktuali tema visiems sąmoningiem žmonėm, tai gal dabar tiesiog irgi tą akimirką sustojam ir padarom tokį nusileidimo pratimą, kuris yra paprastas. Vėlgi, tai žinoma, priklausomai nuo to, vėlgi, kur labiau aktyvuojasi. Nes, pavyzdžiui, mano aktyvacija yra labiau krūtinės zonoje, ne? Kito žmogaus aktyvacija labiau gerklės zonoje jaučiasi. Pavyzdžiui, pas tave labiau ne pilvo zonoje, ne? Tai va ten reikalinga ranką dėti, kur daugiau jaučiasi aktyvacijos. Pavyzdžiui, pas mane tai yra krūtinė, širdies zona visą laiką, tai pirmiausia susispaudžia, ne? Tai tiesiog labai paprastai, abi kojos ant žemės ir pajaučiam žemę po kojom, pajaučiam, kad mes dabar sėdim, ar ten vaikštom, jeigu vaikštot, kažkur klausotės, tai tiesiog sustokit ir pajauskit, kad kojos yra ant žemės. Net gal, kaip pavyzdžiui, čia aš pirmam aukšte namo jaučiuosi toks šaltukas nuo grindų, tai tiesiog pajausti, gali tiesiog užsimerkti, kad vėlgi tas toks vienas iš tokių stebėjimo aplinkos irgi nusiimtų. Tai galite užsimerkti, tada rankas dėkite, šią akimirką gali dėti ant krūtinės, bet šiaip rekomenduoju paanalizuoti, pasižiūrėti, kur, kai nervų sistema aktyvesnė, kur labiau jaučiasi. Ir tiesiog įkvėpsim per 4 ir iškvėpsim per burną per 6. Ir tai pakartosim 3 kartus. Tai yra nervų sistemai, ranka ant krūtinės, yra labai aiškus signalas, kad yra saugu, yra galima nusileisti, ne? Tai dabar įkvepiam per 4 ir netgi galit pastebėti šito metu, kaip yra, kokia jinai yra iš tikrųjų susiaktyvinus, ne? Vėl įkvepiam. Va.
Dar pačiam, kaip pokalbio pabaigoje, pasidalinsiu tais keliais pratimais ir žinoma apskritai tiesiog domėtis ne psichosomatika, ne apie ją kalbu, apie somatiką. Tai yra konkretus, labai aiškus pratimai kūnui, kaip jam padėti susireguliuoti. Ir mes iš tikrųjų tai kartais ir nesąmoningai darome, ne? Kai mums kažkas vyksta, mes ranką ant širdies, ne? Mes norim kvėpuoti giliau, tai, tai yra natūralu, ne? Tik tai kad to natūralu mums dabar reikalinga išmokti, ko mes neišmokom vaikystėje, kas ir turėjo būti dalis proceso. Kaip ir va šita tema apie meilę be sąlygų, aš gal galėtų būti ir kitas pavadinimas, nes iš tikrųjų dažnai ir subtiliai mokytojai nekalba apie besąlyginę meilę. Ir iš tikrųjų, kad kaip mes ją taip labai įdomiai interpretuojam iš suaugusio žmogaus pozicijos. Nes iš tikrųjų, tai ką pati patyriau iš santykiuose, tai meilė be sąlygų yra reikalinga vaikui, kai jisai gimsta vaikas, ne, kai jisai auga, jam reikalinga meilė be sąlygų. Tai yra visiškas priėmimas to, kaip jisai yra, koks jisai yra ir visiška ta pagalba jam augti, ne. Tačiau, kai mes užaugame, ne? Ir mes iš tikrųjų, vienas dalykas, ką mes iš tikrųjų neišmokstam dažniausiai, ne? Tai, kad suaugusio meilė, tai yra meilė plus ribos. Tai yra besąlyginė meilė. Tai yra suaugusio besąlyginė meilė. Tai yra besąlyginė meilė lygu meilė plus ribos. Ir tai patyriau iš savo pačios asmeninės praktikos, kad kai meilė neturi ribų, iš suaugusio žmogaus pozicijos, tai gali vesti labai stiprų išsekimą nervų sistemos ir didžiulius, tokius, galima sakyti kažkokias ir traumas, ne, kaip suaugusio to patyrimą. Ir kas tai yra ta meilė plius ribos, ne? Labai dažnai sąmonėjimo kelyje, kai mes einame, mes, galvom apie veidrodžius, ne, kad, čia mano artimasis yra mano veidrodis, jeigu jisai taip elgiasi, tai kažką sako apie mane ir, iš tikrųjų, tai apskritai mes sąmonėjimo kelyje tikrai nemažai surenkam informacijos ir, kaip aš ir dabar, Rūta, sakiau tau, kad daug interpretacijų yra. Daug yra ir interpretacijų, kurios mums netinka. Yra vieniems tai yra tinkantis dalykas, bet kitam žmogui jo tam tikrame suvokiminėme taške, tame būtent, kur jisai yra, jam labai tai gali ir pakenkti. Ir kaip Rūtai sakiau, irgi, kai kažkada irgi mes tikėjom, kad prabėgus juoda katė per gatvę tai yra nelaimė, ne? Tai irgi su tais visais atspindžiais, su tais visais prisitaikymais, su tais visais nešimais daugiau negu reikia, mes prieiname labai stiprias tas nervų sistemos išsekimą. Ir čia yra ta meilė be ribų. Nes ką meilė su ribom sako? Tu negali peržengti mano saugumo ribos. Jeigu tu keli ant manęs balsą, jeigu tu, tai jau čia nekalbu apie kažkokį fizinį smurtą, ne? Tai yra saugumo riba, kuri negali būti pažeista. Nes jeigu jinai yra pažeista, nervų sistema, tai ką? Kas vyksta tada nervų sistema, jinai prisitaiko, kad išgyventi, nes, tai kaip čia kitaip, nes, taigi čia mano dalis, tikriausiai, gal karma, žinai, ten visokios tokie dalykai. Aš juk kaltas, bet kitas su manimi elgėsi taip. Taip. Ir iš tikrųjų tada, kai meilė neturi ribų, tada kūnas ir gyvena tame budėjime ir tame budrume, nes nėra saugu, ne? Jo, ir kad, daug tokių mes galime įvardinti, kur mes tiesiog prisidame, taip turbūt reikia, taigi čia toksai, čia taip, ne? Ir iš tikrųjų netgi aš taip pat, aš atsimenu netgi Sinelnikovo knygoje esu skaičius, kur ten viena moteris, žodžiu, kaip ten nebuvo, kad jos vyras prieš jas fiziškai smurtaudavo, gerdavo, žodžiu, ir taip toliau, ir vietoj to, kad jį, tarkim, išeitų, pradėjo užmelstis, jam linkėti laimės ir tam praėjus keliams metams, taigi jisai pasikeitė. Ir kai mes matom tokius pavyzdžius, mes, tu dar biškį prisitaikyk, tu dar truputėlį pakentėk, tu dar truputėlį pabūk, kur yra ir pamatysi, bus geriau.
O iš tikrųjų tai yra didžiulė nervų sistemos kaina. Ir ta prasme, tai yra visiškas nesaugumas nervų sistemai. Ir tada, nu, ką mes galim kalbėti, ne apie kažkokį saugumą. Tai yra ribos, tai yra reiškės. Ne, nu, va, tarkim, yra ta saugumo riba. Jokio fizinio smurto, apie tokį fizinį smurtą net negali. Ir tai yra kai kuriems žmonėms, ne, kurie klausys, tai yra, nu, tokia tema, kodėl net apie tai šnekama, ne? Nes kai kuriam tai yra absoliučiai normali riba, kuri yra, ir jie net nekvestionuoja, kad jie net negalvoja, kad tai kažkam negali būti riba. Bet taip yra. Kai kam tas vat, balso pakelimas, ne, kažkoks tai nuomonės nuneigimas santykyje, ne, kažkoks tai toksai, nu, vat, kad toks, nu, tarsi, jeigu žmogus į mane reaguoja, tai reiškia, čia kažkas apie mane yra. Taigi, žinai, jisai atspindžiuoja mano vidinę būseną. Nu, mes tiek galime prisižaisti su visokiais šitais dalykais. Ir kad iš tikrųjų ta vat meilė su ribom ir yra pats sveikiausias būdas. Tik tada, kai meilė yra su ribom, tada mes galime kalbėti apie tikrąjį saugumą. Nes mūsų nervų sistema mūsų saugo. Kad ir kaip jinai išmoko mūsų saugoti, jinai mūsų saugo. Ir jeigu mes vat, be ribų, ne, mes mylim, su mumis elgesi kaip nori, bet mes vis tiek atlaikom. Taigi čia gal mums kažkas sako, gal mums čia kažkokį vidinį tvirtumą mūsų mokina. Ir tai gali būti tiesa iki tam tikro momento, kur tai paskui pradeda labai stipriai veikti nervų sistemą ir galiausiai gaunasi labai stiprios reakcijos, ne, tos nervų sistemos, nes jinai iš tikrųjų yra nesaugi. Tu gyveni nesaugioje erdvėje, kur tau labai sudėtinga skleistis. Ir tai ta meilė su ribom yra nauja besąlyginė meilė suaugusiam žmogui. Ir mano suvokimu būtent šito vietoje ir įvyksta tas momentas, kada mes mylim vaiką besąlygiškai, arba tas vaikas negauna besąlyginės meilės tos iš tėvų vaikystėje ir tada jis į tą patį besąlyginį modulį persineša į tą suaugusio gyvenimą ir tada sako savo partneriui, tu turi mane mylėti be sąlygų. Tai reiškia priimti mane, koks tu esi, koks tai yra, koks aš esu, ten, žodžiu, su mano smurtavimu galbūt mano kažkokiais balso pakelimais, rėkavimais, nuomonių neigimu, nes aš toks esu, ne? Nes mylėk mane besąlygiškai. Mes ateinam į santykį, kur tikimės iš partnerio, kad jisai mylėtų besąlygiškai. Ir tai nėra teisinga pozicija. Ir tą man teko išmokti nu savo praktiką, ne? Kur tiesiog vat irgi meilė be ribų ir ką jinai mano nervų sistemai kainavo ir tada, kai meilė ateina su ribom. Ir koks yra branda, koks gylis, kai žmogus prieš save atlaiko tas ribas, atlaiko tą naują realybę, kurioje tu esi, kur tu sakai, man tai nesaugu, aš taip nedarau, man tai nesaugu, man toks elgesys netinka. Ir ne tai, kad tu nori pakeisti žmogų, tai yra visiškai ne apie tai. Tai yra tu pasitrauki iš tos erdvės, kurioje tau yra nesaugu. Ir tai yra labai normaliai veikianti sistema. Bet kuri normaliai veikianti gamtoj sistema, kai jai yra karšta, dega ranka, jinai patraukia ranką. Tai yra normaliai veikianti sistema. Bet mes žmonės išmokome per daug turbūt gyvenimų su tavo nesuvokiant tos nervų sistemos iki galo ir kaip jinai veikia ir kaip iš tikrųjų tas vaikas mylimas ir kaip suaugęs yra mylimas, mes išmokome netitraukti rankos. Bet mums reikia dar šiek tiek pakentėti, dar šiek tiek palaukti, gal biški kažkaip tais pabūti, ne? Tai čia yra apie mane, gal čia mane mokina kažkaip tai sustiprėti, gal čia mokina mane tą, o iš tikrųjų tai daro labai daug žalos, toksai požiūris ir toksai buvimas. Ir čia kalba nėra tik tai apie santykį, tai yra vyro ir moters, tai yra absoliučiai eina per visą ką, per visą santykį su viso kuo, ir darbuose, ir su savimi, ir su šeima, ne, ir iš tikrųjų tai pačiais artimiausiais taip tai labiausiai paliečia, nes patiems artimiausiams pasakyti tą ribą yra didžiulis pokytis, ne, kada tu sakai, ne, stop, man taip netinka. Ir kadangi vėlgi nervų sistemai tai yra nauja pozicija, ne, tai yra vėlgi naujas mokinimasis būti naujai, ne tam senam moduliui, kur tu prisitaikai, kur tu kažkaip tai, žinai, neši daugiau, nes, pavyzdžiui, dažnai tokios nervų sistemos kaip mano išmoksta labai nuskaityti kitą žmogų, čia yra labai nuostabus, ne, savybė nuskaityti kitą žmogų, bet taip pat ir perimti kito žmogaus atsakomybę už jo jausmus,
už jo buvimą, nes jeigu tas žmogus kažkur tai sureaguos, tai kam bus nesaugu, man nesaugu. Tai vat kiek įvairiausių tokių niuansų, kurie yra apie būtent tą meilę ir apie tą meilę, kas yra vaikui, yra besąlyginė meilė ir kokia jinai turėtų būti, ir kokia yra tam suaugusiam ta meilė, be sąlygų, ne, kad yra meilė su ribom. Ir sakau, kai kuriems beklausant, tai yra absoliučiai normalu ir net tokio klausimo nekėlėte, ne, tikriausiai, kad, čia kaip čia taip yra, bet aš žinau tikrai daug žmonių, kurie santykiuose prisitaiko, kurie, nes čia yra irgi nervų sistemos tokia viena iš prisitaikymų strategija, ne, išgyventi, prisitaikymas. Ir prisitaiko ir susitaiko su tuo, kaip yra, bet niekada negali jaustis saugiai. Ir va čia yra, kad kol ribos neatstatytos, kol vidinės atramos nėra, tol yra va tas, negali būti santykiuose saugu, kur nėra saugu. Čia tiesiog, negali savęs įtikinti būti aplinkoje, kur tau nesaugu, kad tau yra saugu, nes taip niekada nebus. Vis tiek tam žmogui ar tai situacijai kažkokia iškilus, vis tiek bus nesaugumas. Ir čia kitaip nebus, kol tu pats nepasitrauki, nepatrauki nuo tos degančios žvakės tos rankos, kad nesaugu, viskas, aš patraukiu ranką. Viskas, aš atsitraukiu, nes nėra saugu. Ir tai yra labai normaliai gyva, tikra nervų sistemos, sveika nervų sistema, kuri atsitraukia, o ne bando prisitaikyti, prisiderinti, susitaikyti, kažkaip tais pasidaryti, perimti dar kito žmogaus pusę emocijų ar ten kažkokių išraiškų, kad tik tai būtų saugu. Nebus taip niekada saugu. Ir čia, sakau, liečia labai daug įvairiausių tų santykių, kad suaugusio žmogaus besąlyginė meilė yra meilė plus ribos. Ir va tada yra saugu. Ir tada yra saugus skleistis ir tada nervų sistema iš tikrųjų nurimsta, kai yra ribos. Ir čia yra net su vaikais. Kai aš pradėjau visą šitą, tą naują sistemą taikyti, tai netgi, pavyzdžiui, anksčiau, kai vaikas labai verkdavo, aš imdavau ant rankų. O kas būdavo? Vaikas verkia, imu ant rankų, man reikia jausti. Kas vyksta? Nervų sistema aktyvuojasi, nes reikia jausti. Tai ką dabar darau? Bet to, kad aš imčiau ant rankos, aš ištiesiu savo rankas, kad jau čia yra nervų sistemai saugumas, aš ištiesiu rankas, padedu jam ant petukų rankas, glostau petukus ir ten, sakau kažkokius žodžius, ne, aš čia, aš esu čia, ne. Ir mokinu į tai, kad nereikia jam užlipti ant manęs, nes mano kūnui visas tas lipimas, yra vėl. Tas pažinimas savęs, ne, kiek tu gali save pažinti, ne, kur tau yra ta reakcija, ne, ir tada vietoj to, kad kentėti, nes ką aš dariau, nemažai laiko nesu vaiku, taigi reikia išbūt, taigi sąmoninga mama, taigi aš apkabinu, man reikia išbūt, o mano kūnas reikia, nebūk, sunku, nenoriu šito. Ir tada aš turėjau mokyti, tai ištiesiu rankas, paglostau jam petukus. Ne? Jeigu jis jau labai nori ant rankų, tai aš tada apsuku jį ir pasodinu savo ant kelių, taip, kad jisai, tas visas verkimas, rėkimas vyktų ne į mano pusę, o į išorę. Ne? Ir tai yra labai daug įvairiausių tokių, įvairiausių tų momentų, arba, pavyzdžiui, kai jisai labai daug prašo manęs, ne? Tai vėlgi yra tam tikri pratimai, kur man padeda, nesukiltai, vidiniai tokiai reakcijai. Tai yra iš tikrųjų mokslas. Mokslas nervų sistema, ne veltui daug ištyrinėta, yra per įvairiausias pusės, bet aš čia sakau, kaip priėjau per somatiką. Ir man tai yra ir trūta, to neišbandėjai ir darai tos pratimus, kur labai konkretus pokytis yra, ne? Kur labai matosi akivaizdžiai. Nes tai yra kalba, kurią nervų sistema supranta. Bet ne per lipimą per save ir darimą daugiau. Pavyzdžiui, kaip Rūta tau dalinuosi, praeitą dieną buvau grupiniai sesijoje ir matau, kad po to man jaučiu, kad sudėtinga. Reiškia, aš grupinės sesijas mažinu. Ir tiesiog darau ne tai, kaip anksčiau, gal čia kažkaip man reikia padaryti, kad aš vis tiek galėčiau tai daryti, ne? Dabar mano yra pozicija, gerai, aš mažinu apkrovas, padedu. Socialinės medijos pas mane irgi jau kiek čia, nėra labai daug, bet kai aš aiškiai susivokiau, kiek aš save stimuliuoju, tą socialinę mediją, aš ją kaip nuėmiau, tai dabar turbūt kokią savaitę, kad konkrečiai
visiškai, nu, neinu į socialinės medijas, tik tai jau, nu, va, tai konkrečiai mokslo yra mano, ne, pas Violetą, bet ne kažkur panašyti, ne? Ir iškart matau, koks didelis skirtumas yra. Aš savęs nebestimuliuoju ten, kur nereikia. Ir nebandau padaryti iš savęs kažką, kas labiau gali, kur aš negaliu, kur mano nervų sistema šiuo metu ne. Ateityje talpa jos gali padidėti. Nu, tas vat, reakcijos, vat, kai mes pradedam dirbti su nervų sistema, tie tarpai, jie pailgėja. Žinai, reakcijos sumažėja. Bet kol jinai dar yra pakankamai aktyvi, ne, aš nelaikysiu ant degančios žvakės rankos, nes man skauda, aš ją patraukiu. Aš atsitraukiu ten, kur man nesaugu, aš išeinu. Jeigu mano vyras kažkur tais, nu, dabar tai jau kiek laiko ne, bet jeigu prieš tai, va, irgi buvo tie momentai, kažkur tais balsas jo kyla, sakau, stop, pakalbėsim, kaip bus ramu, ir aš pasitraukiu. Tiesiog visas, visą nuo menkiausių tokių situacijų, mažiausių situacijų, nes taip ir yra, kad nervų sistema, jinai tiesiog, ta pokytis vyksta per tas mažas situacijas. Nereikia ten kažkokių didelių, turiu omeny tokių, kažkokių didelių dalykų gyvenime, kad įvyktų, bet per šitus mažus dalykus, nuėmimo tų apkrovų, tai yra labai svarbu. Ką tu, Rūta, pridėsi, nes aš realiai savo mokslinį darbą pasidalinau. Savo tyrimais, ieškojimų metais, kodėl aš reaguoju, kaip reaguoju, kodėl man kai kurios situacijos kelia, ne, kažkokias reakcijas. Tai va šitas pokalbis yra būtent visų šitų metų tokio va pristatymas, ne, kodėl taip yra, kas taip yra ir ką aš išsiaiškinu, ne. Nes aš atsimenu net, ir tau sakiau pas Violetą, irgi buvau per praktikus darbą, ėmiau kažkas irgi apie emocijas, bet, kaip sakau, reikalinga kelti teisingus klausimus. Tai nėra apie emocijas. Šitos sistemos reakcijos nėra apie emocijas, tai yra nervų sistemos reakcijos. Tai taip, naudoja tas emocinius centrus, ne? Bet tai nėra susijęs su kažkokiu, užlaikytų pykčių daug metų. Ne, tai nėra apie tai. Žinai, tai turi savo vietą. Aš kaip sakau, kiekviena praktika, kiekvienas patyrimas turi savo vietą, bet aš dalinuosi būtent šiandien apie tai, kokia mano buvo trūkstama grandis visame tame, ką aš dariau. Ir tai nereiškia, aš dabar taip pat mokinuosi pas Violetą, aš einu į subtiliuosius planus, aš darau daug vidinio to subtilaus darbo ir toj subtilioj materijoj. Tai nereiškia, kad aš dabar tik tai apie nervų sistemą esu, nes dažnai taip ir būna, ne, žmonėm, kai jie prieina tos tokius esminius lūžio taškus gyvenime, jie tada sako, va čia atsakymas į viską. Taip aš nesakau, aš sakau, tai buvo mano trūkstama grandis visą tame, ką aš dariau. Ir pokytis vyko būtent, kodėl labai greitai, nes jau vidinio darbo buvo daug padaryta iki pažinimo nervų sistemos. Dėl to aš manau, kad kiekvienas, kuris prieis šitą temą, šitą sistemą, jam bus vėl, kiti tam tikri pokyčiai, nes jisai prieis savo tam taške, tame kelyje, kada jisai turėjo prieiti, ne? O man, kadangi tai buvo kaip visas tas sukauptas toksai wow, įdirbis ir niekaip pasimenu, Rūta, kiek laiko mes sakėm, kas yra, kodėl vis dėl tos reakcijos yra, tai va čia tas sukauptas, tas tiesiog ir nusileidai tą visą realybę ir į kūną, į visą tai ir dabar nėra to, aš esu, žinai, tas žmogus, kuris, veikiu iš tos subtilios erdvės ir mano kasdienybė. Dabar jau šito atotrūkio nebeliko, nes visas tas pokytis jau pilnai per nervų sistemą įėjo į visą realybę. Tai tikrai nesakau, kad tai atsakymas į viską, bet tai tikrai labai daug duoda tokio, aš sakau, mažiau tokio proto, žinai, tokių visokių idėjų, kas tai yra, o labiau tokio praktinio patyrimo, nes tai labai greitai pasijaučia per kūną. Labai kūnas greit sureaguoja į tą visą tą somatinį patyrimą ir tada, akivaizdu, tai yra faktas, nes kūnas yra didžiausias faktas, kuris stovi visą laiką su mumis. Jo mes niekaip negalim ignoruoti, nes jisai yra faktas materijoje, ne? Ir kaip aš sakau, ir tau, Rūta, sakiau, kad čia tai geras paradoksas, ne? Kad didžiausią faktą aš turėjau vėliausiai. Nors, kaip sakau, su kūnu jau dirbau įvairiausiom formom ir visai kitaip, ir tikrai buvo daug padaryti iki to,
Bet vat nervų sistema kažkaip tais praslydo man pro mano, pro mano akis, pro mano suvokimą ir vat, kiek reikėjo to laiko ir tų stiprių tokių nervų sistemos reakcijų, kad pagaliau aš pasakyčiau, o, eurika. Ir tuo eurika tiesiog ir norisi pasidalinti su žmonėm, kad galbūt į tai pasižiūrėjus, jie gali turėti irgi tokių gražių ne tik suvokimų, bet ir patyrimų ir kažkokių esminių pokyčių savo gyvenime. Su tuo ir sveikinu. Ačiū, Rūta, kad taip pasėdėjai, padėjai man reflektuoti ir papasakoti apie tą tokį vidinį patyrimą. Ir žinai, mes po irgi pasidalinimo šito pokalbių taip pat pasidalinsim ir tavo straipsniais keliais, kur irgi tą temą rašai, nes tai irgi labai taip gražiai duoda tokius struktūrą, o ką daryti, ane? Ir ką mes galim tada irgi tokius fainus, paprastus pratimus padaryti, nes aišku, protų tai labai mėgsta sudėtingumą, o nervų sistema mėgsta paprastumą. Tai jai patinka visi tokie gražus, tokie paprasti pratimai, kurie padeda susireguliuoti. Ne? Tai nebestimuliuoti, susireguliuoti. Tai aš gal tada taip praktiškai pasidalinsiu, kas man padeda, parodysiu ir kelis pratimus ir mes tada galėsime užbaigti pokalbį. Kad, pavyzdžiui, po kiekvienos veiklos, tai pavyzdžiui, dabar mes baigsim pokalbį, aš darau pauzę. Tai yra 5 minutės. Aš pirmiausia pastebiu, pasižiūriu, ar aš galiu tą pauzę padaryti tiesiog, kaip mes kalbame, ne sėdėjime, nes kartais iš tikrųjų nervų sistema yra pakankamai aktyvi ir jos sėdėjimo jinai taip nenusileis, ne? Tada aš pasižiūriu gerai, aš galbūt išeisiu pirmiausiai pasivaikščioti 10 minučių, ne? Kad tas visas nusileidimas pradėtų vykti ir tada grįžtu namo ir aš sakau, dabar yra pauzė. Ne? Ir ta pauzė reiškia jokio mąstymo apie tai, kaip aš pasakiau, ką aš pasakiau, kaip aš kalbėjau, nes mes mėgstam pareflektuoti, sąmoningi žmonės, o kaip mums sekėsi, ne? Nieko tokio nedarau, ne? Tai yra mano pauzė, nieko aš nemastau, kokias mintis ateina, aš tiesiog dabar pauzė sakau, dabar pauzė. Ir tiesiog sėdžiu. Tiesiog sėdžiu, nes vienas iš tokių pratimų, kurie leidžia nervų sistemai sugrįžti saugumą, yra tiesiog tu dairaisi aplinkui ir fiksuoji 5 dalykus. Tai pavyzdžiui, dabar aš matau gėlę ir leidai savo užfiksuoti gėlę, ne, jinai saulės tokia apšviesta. Toliau akis juda, mėlynas kamuolys ant žemės vaiko, ne? Besišypsantis irgi su šypsenėle. Ir toliau suki galvą, tada žiūri, aha, gėlė, žalia, augalas šiandien gėlė, matau. Paskui knygą tokią užfiksuoji. Ir taip, paprasta, ne, apsidairai aplinkui, lėtai. Svarbiausia galvą sukti lėtai, ne, tai duoda nervų sistemai signalą, galima nusileisti, ne. Tai čia toks vienas iš pratimų, tada tiesiog kelias minutės žiūri pro langą irgi. Jeigu ateina mintis pauzė, sakai dabar pauzė. Tiesiog žiūri pro langą, paukščiai, medis juda. Ir tiesiog leidai savo pažiūrėti per langą. Tada gali pasidaryti kažkokią arbatą, ne? Paprasti labai dalykai. Bet tai yra tiesioginė pauzė nervų sistemai. Tai po šito pokalbio aš darysiu tokią pauzę. Ne? Jau dabar jaučiu kaip. Pradėjau kaupti. Daug, nes vis tiek tokia aktyvacija kažkokia yra, kai kalbam. Ne? Tai yra toksai paprastas dalykas. Ne? Tai yra tarp veiklų. Vietoj to, kad darau, lūžtų. Galiausiai net ant vakare jau viskas, ne. Bet ne. Aha, padarau veiklą, ne. Paskui su kažką darysiu, ne, su Excel, ne. Tai padarau Excel, vėl sustoju. Pauzė. Vėl. Tuščia, nieko nedarau, sėdžiu, dairausi. Viskas, apsidairau aplinkui, pasėdžiu 5 minutės, pauzė, ne? Ir tada vėl kažkokia veikla. Tai aš po kiekvienos veiklos kažką, arba jeigu giliai mąstau, rašau straipsnį, viskas. Atsistoju kas 40 minučių ar kas valandą, jeigu ten ilgiau užtrunka, pauzė, vėl pauzę padarau, ne? Jeigu turite galimybę, darykite didesnę pauzę, ne, tarp tų veiklų tiesiog, bet tų 5-10 minučių tikrai pakanka. Toksai kūnui, kojos į žemę, tiesiog pajausti, atremti stipriau kojos į žemę, ne, aš čia,
Ne? Nes tai nervų sistemai, tai yra taip paprasta, jie signalizuoja, aš čia, saugu, yra saugu. Nes tu apsidairai ir matai, yra saugu, faktas, yra saugu, ane? Nėra, kad įsitikinę, realiai matai, esi namuose, ramu, saugu, ane? Tai va, tai lygiai taip pat net ir triukšmingai kažkokioje aplinkoje, lygiai taip pat kojos į žemę, saugu, ne? Ir įkvėpimas per 4, iškvėpimas per 6. Arba įkvėpimas per 6, iškvėpimas per 8. Iškvėpimas turbūt ilgesnis negu įkvėpimas, tai yra irgi nervų sistemai signalas, kad yra ramu. Kitas dar pratimas yra toksai, mes dažnai darome ne tą mantras, ne, ne, tas, ta vibracija, tiesiogiai vat, su tuo angliškai vagus nervas, nežinau, lietuviškai tikriausiai Jo, dar taip, kokia tai gal dažniausiai yra žusi, jo, vagus nervas. pridėta dar turbūt kažkokia galūnė, tai nesu tikra kaip lietuviškai, bet vat irgi tiesiogiai dirba su tuo nervu, irgi toks daryti viduje, nebūtinai tą bet va tą nes ta visa vibracija irgi, nes tai galima daryti, važiuoji mašiną, gali daryti drąsiai, ne? Kvėpuot irgi gali drąsiai daryti, kai yra va, tas toksai, ne? Tai va, tai toksai va pratimas, paskui va, šitoksai va, glostymas, irgi lėtas. Matai, aš, kadangi mano nervų sistema buvo pakankamai aktyvi, norisi greitesnio, bet ne, kaip tik sąmoningai sulėtini ir lėtai, save. Ne? Tai irgi galima daryti įvairiose situacijose, ne, ir tam pačiam darbe, taigi galima save paglostyti. Jeigu jauti, kad vat, yra tas suaktyvėjimas. Paskui yra, nes yra esmė, kad tu darai perrašymą būtent tada, kai vyksta situacija. Nes jeigu tu darysi tik tai tada, kada yra ramu, vat, žinai, šitus pratimus, nu, tai neišmoks naujo paterno, ne? Tai vat, konkrečiai, kai vyksta kažkokios situacijos, būtent tai turi būti tavo gautų dalykas. Bet tai, kad tai būtų tose situacijose, va, tu atsisėdi, arba nenuleido patangą, tu stovi, žinai, Glostaisi, ne? Glosto patangą nuleisti, nes iš karto protas darom, dabar turiu važiuoti, dabar, nes krizė, ne? Nes, nu, ten, tarkim, kaip man buvo, visai tuščia, ne? Bet, va, tai, jeigu matai, kad neišeina tokio užlaikyti veiksmo, tai tada bent jau va tą, ne? Tas va toksai, nes kaip irgi sako, kai tu praktikuoji tai ramybėje, tai kai yra kažkokios situacijos, tai įeina ir į tas situacijas, nes, nu, tai yra, nu, normalu, ne? Nes tai tampa toksai kaip ir default programa, ne tau kažkur nerimas sukyla ir tu iš karto, žinai, kaip aš ten iš karto save glosto, iš karto save, žinai, kvėpuoju, iš karto vyksta kažkokie procesai. Bet kaip, žinai, kaip man irgi labai taip gražiai yra, kad taip, tos visus tie šiti pratimai, jie padeda, bet jeigu iš esmės gyvenime yra nuolatinė apkrova nervų sistemai, santykiuose prisitaikymai, darbe kažkokie niuansai, tas visas toks įsitempimas, tai jeigu apkrova ir iš esmės yra didelė, tie pratimai, nu, tada tu nuolat turėsi reguliuotis. Reikalinga apskritai mažinti apkrovas nervų sistemai. Tai apie tai irgi pagalvokit, kaip galite savo nervų sistemai šiandien padėti. Galbūt mažiau socialinę mediją įleisti, galbūt atsisėsti pauzę padaryti, galbūt kažką tais, kaip galima tiesiog tas apkrovas, galbūt kaip aš dabar, pavyzdžiui, pas mane yra irgi kalendorius, kuriame planuojamas ir žiūriu, vieną dieną mes dabar susitinkam, kalbam, viskas, pas mane nėra kažkokių dar papildomų darbų, kuriuos aš darau. Viskas gerai, jeigu yra pa žmogų talpa tam. Bet, pavyzdžiui, mano atveju šiuo metu mano nervų sistema labai daug vyksta labai daug to pokyčio, ne? Labai daug tokių esminių, kaip aš reagavau ir kaip aš dabar keičiu, pokytis vyksta. Aš negaliu savęs apkrauti. Jeigu aš tik per daug save apkraunu, iš karto viskas, aš ir apsivert galiu, kaip sako, tas jautrumas yra, ne, didelis. Tai aš turiu žiūrėti, kad neapkraut savęs. Ir tai yra kurį laiką mano realybė. Ar tai reiškia, kad tai bus visada? Ne, tai yra pereinamas etapas. Bet tai yra taip, kaip dabar yra. Ir vat,
Ir tai aš išmokau, kaip sakoma, per labai realią praktiką, kada aš dariau ir net laikiau, kada nebeturėjau talpos, kada, pavyzdžiui, žinot, kaip būna, pavyzdžiui, vyras kalba, o tu jauti, kad net nenori klausyti. Tai ne dėl to, kad mes nenorim tų savo artimųjų klausyti, nebėra vidinės talpos, reiškia, jau sistema yra aktyvi ir nebėra kur tos, kaip sakoma, erdvės išklausyti dar kitą žmogų. Ir mes turime tai atreaguoti. Va čia ir yra riba. Atleisk, bet šiuo metu aš negaliu kalbėti, nes man dabar yra sudėtinga viduje. Ar kažkaip tai pasakytum, gal jeigu, vyras žino, kas yra nervų sistema, tu gali pasakyti, man nervų sistema aktyvi šiuo metu, man reikia atsitraukti, man reikia susireguliuoti, man reikia pasitraukti nuo vaiko dabar, biškai nuo to pokalbio, man per daug yra. Ir vat, iš tikrųjų tai yra taip sveika pasakyti, kad yra per daug. Nereikia mums tempti daugiau negu mums reikia, nes mes garantuotai beveik visi darom daugiau negu mums reikia, negu mūsų nervų sistema gali būti toj ramybėj, tai jau tikrai daugumai reikia mažinti tas apkrovas visom, nes mes tie sąmoningi žmonės ir su savim dirbam, ir dar darbus dirbam, ir su klientais dirbam, ir su taip toliau, ir tikrai ir namuose, ir kasdienybėj, nuolatinė refleksija. Tai yra tikrai labai daug vidinio darbo. Tai apkabinkit save, nes tai yra vienas iš somatinių pratimų. Šita ranka čia. O čia yra somatinis apkabinimas. Tai yra labai gražus nervų sistemai irgi toksai nusiraminimas, tas saugumas. Tai va, tai tiesiog tikrai gal su to ir norisi, nes aš čia galiu tikrai daug apie tai šnekėti, turbūt nemažai ir pasakiau, bet kaip sakoma, tikrai nuoširdų darbą atlikau. Tai, ko aš tikrųjų daug laiko ieškojau ir norėjusi taip gyvai ir tikrai pasidalinti su realiais pavyzdžiais, kad tai tikrai nėra teorija, o labai praktika, nes teorija nervų sistemai labai įdomi yra, tik tai praktiniai patyrimai, kad iš tikrųjų tai gali tikrai labai keisti tą visą labai pamatinį patyrimą šitos realybės. Nes galim sakyti, kad mes saugus, bet mūsų nervų sistema gali būti nesaugume. Mes galim sakyti, kad mes labai mylim gyvenimą, bet nervų sistema gali būti įsitempime. Ir tai yra tos realybės, kurios gali egzistuoti kartu, nes vienas yra proto patyrimas, o kitas yra kūno patyrimas. Ir kai mes nusileidžiam į kūno patyrimą, tada wow, va čia tai yra ta ramybė, kurios aš tiek ieškojau ir tiek ėjau per tas praktikas ir niekaip neradau. Tai man teko garbė ją patirti ir patiriu ją per būtent nervų sistemos tą ramybę. Ir labai paprastai. Ir labai paprastai, taip, iš tikrųjų, ir labai paprastai. Ir tikrai ir su tom ribom yra žmonių, kurie integruoja tas ribas, bet jos dar nėra įsitvirtinę ir mes esame labai tokiuose skirtingose kartais etapuose. Pas mane, kaip sakau, tos ribos yra be galo gyvos viduje, man nereikia kažko laikytis ir taip toliau, jinai savaime išeina į aplinką tada, kada yra arti pažeidimo, pavyzdžiui, ne, ir tai yra gyva, man nereikia, kaip pasakyti, saugot savo ribų. Ne, visa ta nervų sistema yra tokia graži, gyva, tiesiog šiuo metu dar yra pakankamai jautri, nes tikrai daug gauna darbo. Tai va, jeigu kils kokių klausimų ir norėsit patys irgi papasakoti, nes aš žinau, mes kažkokį tų straipsnių Rūta pasidalinai ir viena moteris pasakė, aš irgi po tiek daug metų priejau tą nervų sistemą, tai baigėsi mano visos aukštos frazės ir, atėjau prie to paprastumo, bet iš tikrųjų mano tikslas tikrai nėra užbaigti tų aukštų frazių, nes tos aukštos frazės, tas ėjimas į tos aukštesniosios planus yra be galo reikalingas ir būtinas mūsų augimui. Tiesiog kartais iš tikrųjų žmogui yra tas etapas, kada jam reikia labiau pabūti to žemiškume ir toj nervų sistemos tam tokiai ramybei, kad jisai galėtų išeiti, kad jisai turėtų tos talpos išeiti į tą aukštesnį planą. Tai, kaip sakau, neatsakysiu visus jūsų klausimus, bet tikrai gali, kaip man, atsakyti daug eureka momentų, kodėl esu kaip esu, kodėl elgiuosi kaip elgiuosi ir ką daryti konkrečiai, kad būtų kitaip. Ir kad ta nervų sistema būtų pagaliau sveika, pilnai 100% funkcionuojanti ir nereikėtų jai ten visokių tų gynybinių stiprių reakcijų, kada iš tikrųjų realiai esu saugume, jeigu taip žiūri, esu saugume, bet reikia padėti patirti tą saugumą daug kartų, kad tas modulis persirašytų. Tai Rūta, gal norėtum kokį baigiamąjį žodį pasakyti dar?
Ne, jau baigiamo nebepasakysiu, nes pas mane aplink gyvenimas beldžiasi į duris. Beldžiasi duris dar gyvenimas. Gerai, tai Jo, ačiū, labai ačiū garsiai už beldžiasi, pokalbį jo, tai ačiū visiems, kas klausėt, ačiū Erika, kad taip nuoširdžiai pasidalinai ir ir iki iki kitų kitų kartų. susitikimų.